Bičiuliai, visą mėnesį trukusi akcija, kada mes rinkome dovanas, kalėdinės dovanas Ukrainos kariams, o tos dovanos atrodė štai taip, aukojame pinigus ir surinkome juos net 6 dronam, baigėsi. Šiandien turim pokalbį su žmogumi iš Maži bet stiprus apie tai, kaip yra gaminami šitie dronai, kaip jie yra naudojami ir kaip vyksta Ukrainos karas būtent šių dronų akimis. Gerą dieną, bičiuliai ir bičiulės. Kaip žinia, visas lapkričio mėnuo pas mus Contribui bei visoje visuomenėje, kuri mato mane, buvo paskirtas rinkti lėšas, nupirkti dovanų Ukrainos kariam kalėdų progą ir tos dovanos turėjo labai konkrečiai išaišką, tai yra dronus. Dėl to šiandien svečiuose Martynas iš Maži bei stiprus. Labas, Martynai. Bet visų pirma noriu padėkoti jums už jūsų gerumą, už tai, kad jūs nepavargot, vis tik tai praėjo jau labai daug laiko, kai vyksta karas ir ta parama, kaip matome pasaulyje, truputėlį slopsta, silpsta, mes pavargstam, kažkaip vėl grįžtam į savus gyvenimus. Visas pasaulis grįžta į savus gyvenimus, o Ukrainoje dėja savas gyvenimas vis dar lieka karas, vis dar lieka mirtis, vis dar lieka labai svarbus tas mažas, bet stiprus mūsų indėlis į jų saugumą ir į mūsų saugumą taip pat, nes viskas, kas vyksta Ukrainoje yra tiesiogiai susijęs su Lietuva, nes kažkaip nemėgstu aš vien tik tai gražiai viską sakyti, o geriau sakyti taip, kaip yra, tai jeigu Ukraina turės problemų, tai problemų turėsim ir mes, bent jau tokia yra mano nuomonė. Dėl to labai svarbu nepamiršti, kad karas vyksta. Ačiū Jums, mes surinkom pinigų, 3000 eurų, tai yra 6 dronai. 6 dronai. 6 dronai ir 6 dronai labai tikiuosi pravers Ukrainos kariams. Maži bei stiprus yra ta organizacija, kuri tuos dronus gamina, tuos dronus nugabens. Be abejo, pasikartosiu, jau esu sakęs jum ir pažadėjęs, kad tų dronų istorija, kiek įmanoma jūs žinosite, be abejo, nepažadu to, ko negaliu pažadėti. Kaip sakant, vietos pozicijos, ten atliktas darbas gali būti mum ir nepranešamas, bet kad jie iškeliaus, kad jie paklius, kad jie stos į kovą su okupantais, tą jums tikrai pažadu ir tą istoriją jūs išgirsite. Tai Martynai, gal pradžioj pradėkim nuo tavęs. Kaip tu pats atsidūrei visame šitam sukūry? Tai kaip aš atsidūriau Maži bet stiprus? Ne, galbūt pradėkim nuo to, kodėl tu apskritai esi iš tų žmonių, kurie yra neabejingi karui Ukrainoje. Okay, geras klausimas. Dažnai sulaukiu šito klausimo, tai aš esu apie tai daug galvojęs ir aš manau, kad aš dar mokyklos suole, ko gero, buvau nusprendęs, kad aš būsiu tas žmogus, kuris darysiu tai, ką šiandien darau. Turiu omeny tai, kad kaip ir istorijos pamokas mokindavomės apie holokausto žiaurumus arba apie tai, kaip mūsų broliai išėjo į miškus. Tai aš visada galvodavau, kad jeigu būčiau gyvenęs tuo metu, tai aš tikrai būčiau padėjęs holokausto aukoms arba aš tikrai būčiau tas žmogus, kuris eičiau į mišką ir priešinčiaus tuometiniai okupacijai, kuri buvo Lietuvoje. Ir gyvenimas bėga, ateina toks laikas kaip 2022 metai ir šiandieną mes matom ne holokaustą, bet tikrai okupaciją ir tikrai, sakykime, genocidą ukrainiečių. Ir aš tiesiog, būdamas pats teisingas prieš save, negalėjau likti nuošaly. Kokie buvo, nežinau, tu laukiai, prieš pat prasidedant karui, mes karą dabar galbūt apsibrėžkime apie 22 metus, ne? Taip. Tai prieš pat vyko ten didžiuliai manevrai, reiškia, orkų kariuomenė ten pristraukdavo, atsitraukdavo, ten kažkas, tai ir labai pasaulis norėjo tikėti tuo, kad tai yra tik tai gražus manevras ir tik tai gąsdinimas. Ką galvoji tu tuo metu, kad bus karas ar ne? Irgi daug diskutavom su draugais aplinkoj savo, tai aš kažkaip buvau turbūt labiau toje pusėje, kad norėjau tikėti, kad tas karas neįvyks. Aišku, aš visada sakiau ir diskutuodam su draugais ar ten su savo aplinka, su šeima, visada sakiau, kad tu gali kažkiek prognozuoti dalykus, bet kažkiek prognozuoti oponentą, jeigu jis yra adekvatus ir protingas. Bet kai tavo oponentas yra neadekvatus ir jis yra, sakykime, neprognozuojamas, tai aš taip sakydavau, kad 50-50, ko gero, kaip čia baigsis viskas. Bet labai norėjau tikėti, kad ta diena neateis. Ir kai ta diena atėjo, ką pagalvojai tada? Ką reikia daryti? Arba ko nedaryti? Aš labai gerai šiaip atsimenu tą dieną, kai prasidėjo karas. Tuo metu slidinėjau kalnuose Italijai, Alpėse.
Ir ryte daug praleistų skambučių, ten ankstaus ryto visi ten skambino, žmona, brolis, tėvai. Tiesiog, ar matai, kas vyksta, kaip ten jūs, prasme, tokia nežinomybė, pirmos dienos, ar ten tik tais vienu frontu, ar čia kažkaip tai pasijungs Kaliningradas, Baltarusija. Tokia nežinomybė, sakykime. Grįžk namo. Ar negrįžk namo? Maždaug jo, grįžk namo, koks planas, ką darysi. Tai labai gerai atsimenu tą rytą po ten pokalbių su žmona, broliu, ten tėvais, šeima. Sekantis skambutis video call'u per Messengerį buvo tokio mano bičiulio Taro iš Ukrainos, kuris tuo metu sėdėjo mašinoje apsirengęs, ten su lemenė, su šalmu šalia. Sėdėjo šalia žmona, 2 dukros mažos ir sako, Martynai, vežu šeimą iš Kijevo, pats važiuoju dalinį kautis, ar tu padėsi mano šeimai, jeigu jie nuspręs vykti į Europą. Ir aš sakau, vienareikšmiškai padėsiu, duok mano kontaktus, pasitiksiu, ten viską aprūpinsim, priimsiu pas save namus, jeigu reikės. Tada sekantis skambutis buvo brolio, mano brolis su partneriu turėjo tokią sodybą ir tebeturi, kur nuomodavo biuroms investuojams, dideliems renginiams. Tai brolio skambutis buvo su tokia idėja, jis man paskambino, sako, žiūrėk, aš pagalvojau, gal mes atšauksim visus renginius pas save, kuriuos turim, ir priemam ukrainiečius pas save apgyvendinam, kurie panašu, kad turės atsitraukinėti nuo karo. Tai aš sakau, davai darom, padėsiu, ko galėsiu, pasijungia labai daug mūsų draugų. Į šitą projektą lygiagrečiai supratom, kad vieni nepatemsim ir patys įkūrėm VŠI. VŠI gera padėti, kurį laiką tą VŠI naudojom, tai pagalba irgi nuo karo bėgančiams ukrainiečiams ir kaip pagalbai kariams Ukrainoje. Tai vienu metu pas mus sodybai 39 ukrainiečiai gyveno, senoliai, mamos, vaikai. Mes pasirūpinam ten viskuo, pradedant maistų paprastais dalykais iki to, kad į mokyklą tos vaikus suderinom, tik dar nieks nebuvo aiškios tvarkos. Esu labai dėkingas tikrai visom tam bendruomenė mokyklų darželių, kurie padėjo. Tai labai taip operatyviai, labai staigiai susivienijom ir padėjom ir priėmėm daug žmonių. O kokie dabar likimai tų žmonių, kurie buvo pas jūs apgyvendinti, gyveno? Likimai įvairūs. 80% tų žmonių liko čionais Lietuvoje. Mes padėjom, mes kažkurio etapu supratom, kad reikia ne žuvį jiems duoti, bet vis dėlto reikia bandyti duoti priemonės. Tai mes tiesiog padėjom jiems integruotis, padėjom susirasti darbus, padėjom susirasti ne kaip laikinimo apgyvendinimo vietą tą sodybą, bet tiesiog savo namus, kuriuose dabar... Galimybė užsidirbti ir išsinuomoti namus, kuriuose galėtų būti patys šeimininkai, taip. Tam tikrą prasme. Taip. Tai 80% tų šeimų taip ir liko, tos mamos su vaikais čionais ir integravosi, dirba darbus, gyvena, veda šokių pamokas, mokosi kalbą. Bendraujat jūs? Bendraujam. Palaikot ryšį? Palaikom. Ką jie galvoja apie ateitį? Įvairios nuomonės. Panašu, kad manau, kad dauguma jų čionais ir liks. Nes jaučiasi saugiau? Jaučiasi saugiau, yra labai daug šeimų iš stipriai paveiktų regionų, kur, ta prasme, yra sugriautos infrastruktūros, ten jie, sakykime, nebeturi namų, nebeturi kur grįžti. Ar iki jiems atvažiuojant į Lietuvą, ar iki prasidedant, reiškia, pilnam įsiveržimui, jie žinojo kažką tai apie mūsų šalį? Kaip jie įsivaizdavo Lietuvą? Neteko diskutuoti? Gal neteko. Tiesiog kažkaip jie labai dėkingi buvo, sakydavo vis kaip pas mus gražu, kaip viskas žalia, kokie mes rūpestingi ir dėmesingi, bet gal labai nediskutavom, ką jie įsivaizdavo. Ar neteko susidurti tau? Aš atvažiuoja pažįstami iš Ukrainos kariai, čia kažkokių tai reikalų ir dalykų tvarkytis. Ir kai mes vaikštom po miestą ir jie mato ant visų valstybinių, nevalstybinių, privačių, nuosavų namų, ant automobilių labai daug pas mūsų Ukrainos vėliavų. Žymiai daugiau negu Estijoje, Latvijoje, tai tikrai. Ir negu bet kur Europoje, kiek man teko per šitos metus pabuvoti, Lietuvoje tikrai visur jų pilna ir jie yra nustebę, nes sako, aš nežinojau, kad yra taip Lietuvoje. Jis fotografuoja, siunčia nuotraukas savo bičiuliam į frontą, sako, žiūrėkit, va čia Lietuvoje, visur Ukraina, čia žmonės mus palaiko, myli. Sako, mes to iki karo, ne iki karo, jisai sako, iki mano kelionės į Lietuvą, aš apie tokį stiprų Lietuvos palaikymą nežinojau. Ar žmonės, su kuriais tu susidūręs, gerai, dabar ne tik apie tos 39 kalbam, bet iš esmės apie visus, kuriuos viso karo metu tau dabar tenka sutikti. Ar jie žino apie Lietuvos pagalbą? Dabar tai žino. Ir stipriai. Netgi yra vietų, kur Hebra sako pozicijose, tam tikrose daliniuose, tam tikrose fronto, kaip sakyti, atstumuose, kuriuose laiko,
netgi yra tokių pasakymų, kad jeigu ne jūsų pagalba, tokia tiesioginė ir labai stipri, neaišku, ar mes būtume sugebėję tas pozicijas išlaikyti tam tikrų momentų. Čia mes kalbam apie maži ir stiprus. Maži, bet stiprus, taip. Maži, bet stiprus, atsiprašau labai. Tai va, tai tu pats prisėdi prie, nežinau, esi šaulys, ar nežinau, kariuomenės dalis, kaspo dalis, dar kažkokie tai. Tai prasidėjus karui, aš buvau 19 metais baigęs Lietuvos kariuomenės mokyklą jaunesniųjų karininkų vadų mokymus ir prasidėjus karui pradėjau galvoti ir suprasti, kad aš esu atsargojau 4 metai ir supratau, kad aš tiesiog nebeatsimenu paprastų dalykų, kaip padalinių valdymo procedūros, radio ryšys, tam tikri niuansai. Tai pernai metais, lapkričio mėnesį, grįžau į Krašto apsaugos savanorių pajėgas ir dabar tarnauju antroji rinktiniai, 209 pėstininkų kuopui, esu skyriaus vadas. Pas mus mažais padaliniais būrių nėra, yra kuopos ir tada iškart eina skyriais. Tai Ar tu domiesi, reiškia, bendrauji, kaip mūšio valdymas, ar nežinau, arba kaip realus mūšis vyksta Ukrainoje ir ar lygini tai su tuo, ką mokaisi pas save? Labai lyginu ir sakyčiau, kad einam į gerą, nežinau, ar bendraja prasme negaliu kalbėti, galiu kalbėti taip, kaip yra pas mus. Tai paskutinės, sakykime, pratybos, didelės tokios, kuriuose man teko dalyvauti, tai mes to geruoju Kijevo gynybos pavyzdžiu, kai buvo stabdomos kolonos, tai mes kaip kaspas mažais padaliniais pratybose, mūsų užduotis buvo stabdyti priešo judėjimą Kauno link, tam, kad suteikti brigadai Geležinis Vilkas laiko pasiruošti Kauno miesto gynybai. Tai mes pradedame judėti kitaip negu judėdavom, nebegulim patrulio bazėse miške 10 žmonių taškas, kuris labai puikiai matomas iš termovizoriaus, renkamės sodybas, pastatus, su gerais priartėjimo ir atsitraukimo keliais. Ką šiaip esu pastebėjęs dabar labai stipriai, tai kad žmonės labai teigiamai žiūri. Bet pratybų metu buvo tokių labai patogių pozicijų, kur mums labai būtų paranku pasinaudoti tam tikrą sodybą, kiemų, tokios aukštos tvoros, nuo kurių nesimatytų mūsų transporto, geras atsitraukimo kelias. Tai labai žmonės pozityviai žiūri, tu atvažiuoji, sakai labą dieną, čia mes iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų, vyksta pratybos, aš ten leitenantas Martynas, mes iš ten ir ten, ar galėtume pasinaudoti jūsų kiemų, jūsų sodybą, tai visi atidaro duris, ko prašom, užeikit, būkit kiek reikia, čia tualetas, čia pavėsinė, čia galit pavalgyti. Tai... O kodėl žmonės taip elgiasi? Ar jie supranta, kad tai yra investicija į jų saugumą, ar pas mus tiesiog labai geri žmonės? Nežinau, aš manau, kad tiesiog pasikeitė požiūris, pradėjo žmonės labai vertinti karius ir, kaip sakyti, tas darbas dažniausiai kariuomenė tiesiog yra nematoma. Jeigu nieks mūsų nepuola, reiškia, kariuomenė gerai dirbo, bet dažniausiai civilis apie tai nesusimąsto. Dažniausiai kariuomenės, mano akim žvelgiant, nemato tada, kai yra ramus laikai ir visi galvoja, kad kariuomenė yra niekam nereikalinga. Ta pati, ką galvoja žmonėje ten pas mus prieš 10 metų, ne? Galvoja ten, kariuomenė, kam čia reikia, čia geriau investuoti. Bet atsitinka sunkus laikai ir tada kariai yra vieninteliai tie žmonės, kurie gali apginti šalį, apginti žmonės ir išsaugoti tą, ką mes turime kaip Lietuvą, kaip valstybė. Džiugu, tas iš tikrųjų požiūris keičiasi ir keičiasi jis turbūt jau kuris laikas. Nuo 14 metų turbūt ypatingai. Man tai bent jau pasirodė, kadangi aš pats priesaiką daviau tuo metu ir tada buvo tas pirmasis didžiulis antplūdis į kaspą, šaulius, į kariuomenę sugrįžimą, rezervistų mokymai grąžinti, pradėta mąstyti apie programų keitimą, apie labai daug ką pradėta mąstyti. Aišku, gaila, iš vienos pusės labai skaudi ta patirtis, bet pamokos tuo neįkainojamos, nes jos yra tikros, visas jas matom Ukrainos šalyje ir visos jos yra aprašytos krauju. Aš lygiai taip pat papildysiu, kad aš 14 metais irgi iš tikrųjų prisijungiau, baiginėjau tada bakalaurą, kažkaip man nesisekė rasti darbo taip greit, kaip norėjau. Ir pagalvojau, kad ką darysiu pabaigęs bakalaurą, tai tada vasarą išėjau į bazinius tos karinius mokymus, į kaspus rašiau. Ir būtent irgi 14 metais daviau priesaiką. Ir tai mane ir paskatino iš tikrųjų, manau, šituo keliu pradėti eiti.
Ir lygiai taip pat, kaip ir tu, 14 metais daviau priesaiką ir nuo tada kažkaip stengiuosi palaikyti aktyviai šitą be civilinio gyvenimo ir šitą savo gyvenimo kelią. Šis karas parodė daug kitokių kampų, negu mes buvome įpratę ruoždamiesi, ne, kaip kariai. Vienas iš tokių kampų yra dronai. Ne. Aš tai labai gerai atsimenu, kam tie miškai, kam visi tie dalykai, vis tiek šiuolaikinis karas vyks mieste. Bet dabar žiūrint, ne, orkų artilerija, orkų dar kažkokie tai, reiškia, priešlėktuvinė gynyba, dar tankai, visa tai bazuojasi ne miestuose, visa tai bazuojasi kažkokiuose tai, nežinau, miškeliuose, proskinuose, dar kažkur, kur reikia eiti žvalgybiniam, vėlgi atsiranda darbo mažų padalinių taktikai, kurie eina, žvalgosi, suranda taškus, nurodo koordinatės, nukreipia savo artileriją. Vis tik tai irgi reikalinga ir ne vien, daug kas pasikeitė. Ir dronai atsirado, apie juos apskritai iki Ukrainos karo nebuvo tokios kalbos. Nebuvo kalbos, ar dėl to, kad be dronai jau buvo iš esmės išrasti. Jau jie po truputėlį kažką tai veikia. Kada įvyko tas didžiulis toks persilaužimas, kad dronas gali būti ginklas? Aš manau, kad tiesiog šalis apskritai ir kariuomenės, manau, kad nieks nesitikėjo tokio masto ir tokio pobūdžio konflikto, kuris yra dabar, kaip sakai, kad tai tiesiog yra fronto linija eina įvairiai, ten yra ir miestų, yra miškai, pamiškės, tiesiog apkasų karas. Ir žmonės suprato, kad tas mažų padalinių taktika, ėjimas į žvalgybą, gal paprasčiau yra priartėti tam tikrų atstumų tiek, kiek tavęs nesiekia, kaip pavyzdys tanko šūvis, ir iš ten pasikelti droną žvalgybinę ir su to žvalgybiniu dronu atlikti tą pačią žvalgybą, kurią tu eitum savom kojom ir rizikuotum savo gyvybę, žinau, pataikyti, užlipti ant minos ar tiesiog atsitverti ir gauti artilerijos ar iš tanko to pačio. Tai manau, kad tada tiesiog suprato visi labai greitai, kad tie pigus komerciniai dronai, tokie civiliniai, jie labai puikiai tinka stebėjimui, žvalgybai. Ir manau, kad čia toks buvo pirminis panaudojimas ne kaip ginklo, tiesiog kaip stebėjimo, žvalgybai dronai prasidėjo. Labai greit pradėjo naudoti Ukrainai. Mes gal po truputį pereikim nuo tavęs iki maži ir stiprus. Kaip atsirado šita kompanija, kodėl jinai susikūrė, kuom jūs užsiimat ir kokia jūsų tokia istorija ir galų gale ką jūs veikiat? Ok, tai lygiagrečiai, kaip mes pradėjome apgyvendinti su broliu tos ukrainiečius pas save sodybai, tai lygiagrečiai įsikūrė organizacija Maži bet stiprus, toks Raimondas Aleknavičius, organizacijos vadovas, įkūrėjas, irgi ėmėsi iniciatyvos, įkūrė organizaciją, mes vieni kitų nepažinojom. Kaip sakyti, jie pačioj pradžioje irgi rėmė čia daug ką darė, priiminėjo pabėgėlius, rėmė ten humanitarinę pagalbą, organizavo humanitarinius visokius konvojus, organizavo Ukrainą. Ir paskui laikui bėgant jie suprato, kad vis dėlto, kaip sakyti, civiliai, kurie bėga čionais ieškoti pagalbos, jau yra valstybė ir patys žmonės neblogai susistigavę ir tas mechanizmas veikia ir tie žmonės tą prieglobstį gauna. Ir kaip jie sako, mes tada supratom, kad reikia investuoti vis dėlto į priežastį geriau ir padėti kovoti ukrainiečiams. O kaip aš atsidūriau Maži bet stiprus, tai labai šiaip tokia įdomi istorija ir netgi sunku patikėti, kaip taip tiesiog likimas suveda žmonės. Mes be to, kad buvom apgyvendinę ukrainiečius, irgi pradėjom važiuoti į Ukrainą, padėti savo draugams, kurie ten kariauja, vežti paramą ir mes antros savo kelionės metu, važiuojant namo su bičiuliais, sustojom tokiam ten in the middle of nowhere, kažkur prie Sarnų, prie autostrados kavinukį pavalgyti. Mes ten tiesiog užsisakė maisto, įeina žmogus į tą kavinę ir sako, kieno tas autobusiukas, mes ten apsikliavę Ruskiai vojenai karavo Dinachui, Lietuvos Ukrainos vėliavos. Sako, mūsų, sako, jūs gal galite mane į Lietuvą pavežti. Mes tokie... Sakom, gal ir galim. Mes labai nenorėjom vežti taip vadinamų tų pirikūpų, kurie tiesiog užsiminėjo automobilių verslų kaip biznių ir nepadeda kariuomeniai, sakykim. O daug tokių žmonių buvo? Sutikom tokių žmonių, nemažai. Ypatingai ant sienos pasirodo tas, yra tas. Prasidėjus karui, vieni žmonės užsiminėjo humanitarinę pagalbą, kiti žmonės užsikalinėjo babkės. Taip, aš labai nenorėjau vežti tokių žmonių, kurie užsikalinėjo babkės.
Ir jis sako, žiūrėkit, aš čia kariuomenėje vežu mašinas, čia už mane gali laiduoti žmogus, aš čia paskambinsiu. Jis ten paskambino į Lietuvą, kažkam ten palaidavo, mes tipo okei. Ir žodžiu, mes įvežėm namo. Ir jis man sako, gal tu gali Kaune paduoti pinigų ten žmogui, aš likau už mašiną skoloj, tas žmogus ten perduos, ten žodžiu, kam aš ten esu skolingas. Ir aš sakau, gerai, man davė telefono numerį, padavė tos pinigus tiesiog ir sakau, aš ten pareičiai gal buvo, gal 6, sakau, biškim pasnausiu ir paskambinsiu per pietus, atiduosiu tos pinigus. Ir žodžiu, aš skambinu per pietus tu nurodytų numeriu, sakau, labą dieną ir man sako telefono gale, sveikas Martynai. Aš taip susimaščiau, iš kur mano vardą žino, nes aš tai savo numerį nedaviau. Nu, bet galvoju, okei, tęsiam pokalbį toliau. Sakau, čia turiu perduoti iš Ukrainos jums siuntinį. Ir jis man tada sako, kokį siuntinį? Aš toks sakau, iš kur jūs mano vardą žinot? Sako, tai mes kaimynai, sako, aš įsivedęs tavo numerį, Martynas, Pilėmiestis, toks rajonas, kur mes gyvenam. Ir aš sakau, geras, žinai. Ir mes susitinkam kieme su kaimynu, kuris yra Arvydas, aš jo nepažinojau irgi dar tada. Ir padaviau jam, ką turėjau paduoti, jis ten perdavė toliau ir mes tiesiog pradėjom bičiuliautis, pradėjom kalbėtis. Sužinojau, kad jisai stipriai padeda, važinėja pats į Ukrainą. Jisai pirmą karo dieną išvažiavo į Ukrainą. Turenspaudą pasiekė, visos mašinos stovėjo į tą pusę, jisai vienintelis stovėjo į tą pusę. Tai mes taip pradėjom bičiuliautis. Tada kažkaip tiesiog buvo gal tokia, sakyčiau, pauzė mano tam paramos vežime. Ir vieną dieną sulaukam skambučio, kad reikia pagalbos, reikia tam tikrų dalykų, kuriuos reikėtų atvežti būtent pas Arvydą, jo dalinį, kuris padeda į frontą. Tada paskambinau savo bičiuliui, su kuriais mes važinėdam, sakau, davai važiuojam. Mano žmona tada antro vaiko laukas, nelabai ten gal stipriai manęs norėjo išleisti, bet palaikė tas mano idėjas visada. Tai mes greitai susorganizavom tą paramą, viską, ką reikia, supirkom. Esu dėkingas labai žmonėms visiems, kurie tame kelyje mane palaiko, tiek šeima, draugai ir visi kiti pašaliniai žmonės, kurie prisidėdavo prie šitų kelionių. Ir mes taip tada atsidūrėm tenais ir grįžus namo mes pradėjom kalbėti, kad gal kažką darom daugiau. Ir tada Arvydas sako, vat, mes šiaip ir su maži, bet stiprus dirbam. Ir mes taip nusprendėm tada, kad mano, sakykime, hebras, kurie mes su mano fondu ten darydom dalykus, nusprendėm, kad čia mes nesivaikom kažkokių tai šlovės ar kažko, tai davai geriau jungiam jėgas, einam į vieną kolektyvą ir taip daugiau nuveiksim. Tai taip aš atsidūriau maži, bet stiprus. Ir vat, būtent tuo metu, pernai link rudens, labai stipriai pradėjom dirbti ties dronais. O ką reiškia pradėjom dirbti ties dronais? Nes tas bendrinis suvokimas mūsų būdavo, kad ieškai dronų visoje Europoje, juos perki ir veži į Ukrainą. O jūs pradėjo daryti savo? Mes pirkom irgi, pradžioj prasidėjo viskas nuo trečių Maviko. Pirkom trečius Mavikus. Čia gaminom jiem, taip vadinamės, šeriklėlės žvejybinės. Pirk tokį mechanizmą, kuris prisideda prie drono ir yra skirtas paleisti nuo drono bet ką reikia, sakykime, sprogmenis, sviedinį, dovanas visokias. Tai pradėjom tą daryti, pradėjom pirkti tos dronus, pradėjom gaminti tas šeriklėlės. Kaip sakai, nebuvo, mes ir galimybių tiek neturėjom finansinių nupirkti tiek dronų, kiek reikia, bet stengiamės visom jėgom, visom išmonėm, visokios akcijas organizavom, bet tuo pačiu mes labai daug tų šeriklėlių esame išvežę į Ukrainą, būtent kurias ukrainiečiai pradėjo vertinti, mėgti ir naudoti kaip tam dovanų mėtymui. Tada tas etapas kažkaip pradėjo labai greitai keistis, labai daug atsirado, čia mes vėlgi, aš galiu sakyti, kas yra būtent tam ruože, kur mes tada remdavom, į kurį akcentuodavom, tai tame ruože atsirado labai daug FPV dronų iš rusų pusės ir tada pradėjo ukrainiečiai suprasti ir mes pradėjom suprasti, kad mums irgi reikia to keliu greitai eiti. Gal mažą pauzę padarysiu, nesu garantuotas, kad visi mūsų žiūrovai gerai gaudosi dronų rūšyse. Okay. Tai tokį trumpą, jeigu galėtum ekskursą padaryti, kokie egzistuoja dronai, kaip jie vadinasi ir kokios jų yra paskirtis. Tai tie patys paprasčiausi komerciniai dronai, ten kaip visi dažniausiai žino didžiausi Mavikai visi, tai yra tiesiog paprastas žvalgybinis dronas, kuris pats gali kabėti ore, ta prasme jis yra paprastai pakankamai valdomas, labai greit galima paruošti tą pilotą. Ir jos naudodavo žvalgybai ir naudodavo dovanų mėtymui ant pozicijų, netgi ant technikos vienetų su kumuliatyvais mėtydavo tos dovanas. Ir FPV dronas yra toksai first person view dronas, kuris iš principo seniau tiesiog jos mėgėjai naudodavo, radė mėgėjai lenktynėm, lenktyninis dronas, kuris nekaba
paprastai vietoj, jis turi nuolat skristi arba vieną arba į kitą pusę. Nesugeba kaboti. Jis nesugeba kabotis, turi skristi arba vieną arba į kitą pusę. Ir jį valdo žmogus susidėjęs tokius sakinius kaip virtualios realybės panašiai ir tiesiog mato tą drono, iš drono kameros, čia yra tokia kamerytė, mato iš drono kameros tą vaizdą pirmo asmeniu, taip kaip mato dronas. Ir tai yra FPV dronas, kurie atsirado, Ukrainai kažkiek jau tikrai buvo. Kam jie skirti? Jie skirti yra... Jie yra tai vadinamieji dronai kamikadzės. Taip, dronai kamikadzės. Vienkartinis dronas, skirtas nešti savyje kažkokį tai užtaisą ir atsitrenkus į ten, kur jį nuves operatorius, detonuoti. Čia yra toks simuliažas, sviedinio pavyzdys, koks gali kabintis prie šito drono. Tai kabinasi sviedinys, šiek tiek perdarytas. Čia yra granatsvaidžio granata. Atsitrenkus į kažkokią tai kliūtį, technikos vienetą, blindažą, bet vadinkim tanką. Tanką detonuoja ir sprogsta. Tai pati pradžia gal tų dronų, kai nebuvo daug, jos tam ir naudodavo technikos naikinimui. Tik tais techniką daužyti naudodavo. Tai toks irgi būdavo tandemas. Su žvalgybiniais dronais, su tais pačiais mavikais žvalgai susiranda pozicijas. Susiranda priešo. Susiranda priešo poziciją, susiranda, kur ta technika stovi. Tada lygiagrečiai išeina FPV pilotai su savo FPV dronais, su pridėtais sprogmenim, vadinkim. Ir naikindavo technikos vienetus. Tada kažkurio periodu tiek viena, tiek kita pusė suprato, kad technikos nebegalima laikyti taip arti prie apkasų, sakykim. Jos pradėjo traukti gilį. Tas mūsų dronas šiandien skrenda, šitas būtent modelis Tora, kurį mes ir konstruojam ir vežam į Ukrainą. Čia jisai yra. Čia yra būtent tas dronas, kurį jūs ir jūsų Contribui žiūrovai nupirko čia šis vienetus. Tai tokius dronus mes tenais vežam ir šitie dronai turi labai didelį pasisekimą. Tai kažkurio metu suprato ukrainiečiai ir rusai, kad reikėtų techniką traukti gilinės. Tų pačių vaistų gaudavom ir mes, Ukrainos pusė. Ir dabar tų dronų atsiranda vis daugiau ir vėlgi supratom ukrainiečiai, kad juos galim naudoti labai gerai kaip tiesiog pėstininkų paramos elementą. Tai yra, kad ne tik minosvaidžių ugnis gali remti tą pėstininko manevrą užiminėjant pozicijas, bet pradėjo ir FPV dronais naikinti priešo pozicijas. Prieš gyvąją jėgą. Prieš gyvąją jėgą, tiesiog. Bet ne per brangu? Vienas dronas kainuoja 500 eurų. Bet jisai lyg viena minosvaidžio mina nukrenta, ne? Tik tai, kad skirtingai nuo minosvaidžio minos, kur yra šaunama, įsivaizduoju, apskaičiuoji ten tą kvadratą, viską, bet tu nežinai tiksliai, kur krenta, jisai žino labai tiksliai, kur eina. Ir tai iš tikrųjų duoda labai didelį efektą, tiesiog judant pėstininkam, yra kažkoks lizdas, iš kurio kala, ten 50 kalas, sakykime, ar dar bet koks kitas galingas ginklas, kuris tiem pėstininkam trukdo judėti. Tai aukojam labai, manau, nedidelę sumą 500 eurų, keliam droną, taikom į tą vietą, naikinam tą priešo kulkosvaidžio lizdą ir vis tiek, kaip bebūtų, tas manevras turi vykti su persvaro ugnim, tai tu turi tą persvarą turėti. Tai dabar, kaip minėjau, labai populiaru yra ne tik techniką naikinti, nes ne visada iki jos eina daskristi, bet tuo pačiu ir gyvą jėgą. Lygiai taip pat, kaip išsirenka žvalgai, jeigu išsirenka ten taikinius, tanką, šarvą, vadavietę, dar bet kokį tai, sakykime, vertingą taikinį, lygiai taip pat nusižiūrimas yra atsarginis variantas. Tai yra, kad nes su FPV dronu su pritaisytų sprogmeniu atgal nepraskrisi. Tai reiškia, jeigu mes įskridom, kažkur jis turi nusileisti. Jis turi kažkur nusileisti ir turi detonuoti. Tai jeigu staiga atsitraukia technikos vienetai, tai tiesiog yra pasirinkamas sekantis mūsų galva brangiausias taikinys, nežinau, kažkoks blindažas, apkasas su kariais, naikinam tiesiog tada gyvą jėgą. O FPV operatorius pats koreguoja savo kursą? Ar jis turi dirbti tandeme su žvalgybininku, kuris pasakys, kur yra ta antrinė jo tiksliai, reiškia, vieta, nežinau, ir tą pačią pirminę vietą jį veda? Dažniausiai dirba tandemu, bet gali būti įvairiai. Tandemu dažniausiai dėl to, kad
tu su to FPV dronu, tas pirmas mens, mes turim labai ribotą tą matymo lauką. Tiesiog tu negali matyti visko. O žvalgybinis dronas, kuris kabo aukštai, jisai mato labai didelį diapazoną, labai didelį lauką. Ir jis tiesiog gali padėti susiorientuoti tam FPV pilotui, kad jeigu technikos vienetas kažkur išjudėjo kitur, tiesiog jam pasakyti, kad žiūrėk, dabar jis atsitraukia ten ir ten, skriks tokiu kursu ir pamatysi toliau tą taikinį. Tai dirba dažnai tandemu, bet būna ir ne tandemu, jeigu ten pozicija yra stacionari, aiški, tai tiesiog užtenka FPV pilotui pasikelti tą droną ir nuskristi tiesiai tą taikinį, kuris yra stacionarus. Kalbant apie sunkiosios technikos naikinimą, nežinau, artilerinės sistemas, tankus, vienas FPV dronas turbūt nėra ta jėga, kuri išvestų, nežinau, susprogdintų tanką. Jų reikia, kaip yra, keletą, įvairiai? Sėkmės atveju užtenka ir vieno FPV drono. Jeigu proliukai skris į... Ne, jeigu pataikys tarp tanko bokšto ir tanko, kaip čia pasakyti, stogo pagrindą pavadinkim, yra tokia vieta, kur tankas sandėliojama koviniam amunicija, tankos vediniai. Jie bokštelėje, mes kalbam apie T-72 pagrindė. Tai jie kur bokštelėje, ne? Yra ir bokštelėje, ir yra ir pačiam tanko viduj. Jeigu pilotas gerai pataiko į mažiausiai apsaugotą vietą, tarp bokšto ir tanko lubų, kaip čia pasakyti. Jeigu taip kempingo laipsnių kampu gerai pataiko, tai turim ir filmukų iš tikrųjų, kaip su mūsų dronais tą padaro, tai labai detonuoja, ta prasme, tiesiog tankas kyla į orą, atrodo, kad tai yra, nežinau, pataikyta iš Javelino ar iš kažko, stipriai kyla tankas, realiai visas ugnis, dūmai ir tankas ir įgulos nebėra. Tai priklauso nuo sėkmės ar nuo piloto pasiruošimo? Tai vienareikšmiškai pirmas dalykas, kaip ir visur, yra darbas ir įgūdžiai, ir aišku, ir kaip visada kažkiek yra sėkmės. Taip. Tikrai sunku yra techniškai, preciziškai tiksliai pataikyti, nes jis skrenda labai greitai, dažniausiai priskridus nebetoli, likus keliams metrams iki taikinio, dažniausiai tu nebetenki ryšio dėl tam tikrų elektroninių kovos priemonių. O jisai gali sustabdyti, jis gali greitai skristi, nežinau, sustoti, pristabdyti, nusitaikyti geriau ir tada taip ir daroma, ne? Daskrenda, pasirenka kažkokį patogų kampą, nuolat judėdamas, tada vėl didina greitį ir tada bando pataikyti preciziškai. Aišku, net jeigu ir nepataiko, kaip minimum, jeigu nepataiko taip tiksliai, kaip norėtųsi, kaip minimum dažniausiai tas tankas ar tai pėstininkų kovos mašina išvedama iš rikiuotės, jeigu ten pataikė į vikšrą, jisai sustojo. Dažniausiai mes matom tuos vaizdelius, kur damušo jau nejudančią techniką, tai yra, kaip ir minėjai prieš tai, kad, sakykime, su pirmu dronu jį sustabdė, ten pamušė vikšrą, dažniausiai nespėja taip greitos technikos iš mūšio lauko evakuoti, ją palieka ir tada, kada jinai nebejuda, tada yra labai lengva pataikyti tiksliai ir ten su antru ar trečiu dronu ją damuša ir taip, kad jos nebegalėtų suremontuoti. O yra svarbu sunaikinti, ar vis tiek yra kažkaip prioritetas, nežinau, pasimti savo tą priešo kovinę techniką? Tai prioritetas yra ją išvesti iš rikiuotės pradžiai, sustabdyti. Bet vėlgi ten dinamika labai didelė, šachmatų žaidimas vyksta nuolatinis ant labai didelės lentos ir... Per daug rizikos. Per daug rizikos. Aš manau, kad yra situacijų, kada jeigu jam mato savo manevrą, ten, kuris įvyks labai greitai, numanoma ir mato perspektyvos, kad ta technika gali būti perimta savo, tai tikrai tos technikos be reikalo nieks nedaužo. Bet jeigu nėra jokių perspektyvų tos technikos artimiausių metų pasimti savo pusę, tai geriau padaryti taip, kad nepasimtos atgal priešas. Kiek laiko trunka paruošti FPV pilotą? Ir kaip jis yra ruošiamas? Juk tu, nežinau, ar čia tokia brangi mokykla, kur tu kiekvieną dieną gali daužyti brangius dronus tam, kad įgauti įgūdžius. Ar tai yra daroma simuliatorių pagalba Nes lakūnas, kovinis lakūnas, naikintuvo lakūnas, tai pilotas. Tai reiškia labai daug pinigų kainuoja jo parengimas ir labai nemenka laiko gabalą tai trunka. Taip. O FPV piloto karo sąlygom dabar šneka.
Tai vat vėlgi mes su maži bet stiprus prisidėjom prie keletos tokių mokyklų, FPV pilotų, dronų, sakykime, iš esmės pilotų mokyklos atidarimų. Tai prisidėjom jūsų taip pat klausytojų dovanotais kompiuteriais, kuriuos paruošėm darbui, tai netinka bet kokie kompiuteriai, pakankamai brangi įranga su brangiom vaizdo plokštėm, kurios gali, kaip sakyti, savo resursais leisti naudoti simuliatorių. Tai mokslai prasideda nuo to, kad pradžiai pilotai skraido paprastais tais komerciniais ne FPV dronais, išmoksta paprastą droną pilotuoti, tada sekantis žingsnis yra labai daug valandų prie simuliatoriaus. Prie simuliatoriaus tai yra užtenka kompiuterio, ar tai laptopo, ar tai stacionaraus. Naudojasi tas pats pultas, kuris tinka tikro drono FPV valdymui ir naudojasi tie patys akiniai. Tai reiškia, mes prie kompiuterio pasijungiam savo drono pultą, savo akinius valdymo, jungiam simuliatorių ir mes įdėdami prie kompiuterio, skraidom tais FPV dronais. Yra keletas tų programų simuliatorių, kuriom būtent pilotai mokosi. Tik po ilgų valandų mokslų pilotai važiuoja į poligoną ir skraido poligonuose, mokinasi nusitaikyti judančius taikinius. Jau naudodami realius dronus? Realiai daužydami dronus, ne? Daužydami dronus, sakykime, bet jų ten, kaip sakyti, nieks nedaužo be reikalo. Be sprogmens FPV droną galima prasiskraidinti ir jį naudoti toliau mokslams. Tai tą ir daro. Jų be reikalo nieks nedaužo tikrai. Bet, kaip sakau, kelias prasideda nuo simuliatoriaus. Realiai, ką aš kalbu irgi, kad Lietuvoje turėtų atsirasti tokia, nežinau, disciplina, gal ne mokyklose, bet jaunųjų šaulių sąjunga galėtų ir turėtų. Ir tiesiog šaulių sąjunga iš principo, tiesiog, manau, turėtų pradėti ruošti. Gal visos Lietuvos gynybos rūšės turi pradėti savo vienetose turėti, neišvengiamai, kaip sakant, ne ateičiai gaminti, bet ir dabar turbūt turėtų skirti žmonės, nežinau, čia Foxtrotai turbūt, ne, žvalgai turėtų prisimti tą jau kaip nešioti su savim droną visą laiką, o ten skyriuje, grandyje, gerai, skyriuje, visi turbūt turėtų turėti, kaip išardyti ginklą, sudėti jo naudotis, lygiai taip pat pakelt žvalgybinį, bent jau droną. Manau, kad privaloma. Aš aišku apeliuoju į tai, kad dėl ko, aš sakau, jaunieji šauliai, tai apeliuoju į tai, kad jaunimas labai daug laiko leidžia prie kompiuterių, žaidžia kompiuterinius žaidimus. Tai skraidyti simuliatoriam prie kompiuterio gal yra ir visai smagu ir įdomu. O nėra žaidimų apie dronus, kur, kaip sakant, mokslą, kad būtų galima suderinti su azartu? Tai simuliatorius iš esmės tai yra. Ten tu gauni tam tikrus, yra, kaip sakyti, yra lygiai. Ten kaip džiavelino simuliatorius, kaip tu mokaisi, kaip šaudyti teisingai, ten lygiai taip pat yra. Ten paprastas lygis pirmas yra, tu ten turi kažkur nuskristi, kažkur pataikyti, nusileisti ir ten finale tu jau taikaisi judančius taikinius, tiesiog kaip žaidime tam simuliatoriui. Tai yra azartas, nes tu turi tos lygius eiti, viskas sunkėja, tu pats geriau tą droną pradedi valdyti tame simuliatorium, tai aš tai ir apeliuoju, kad manau, kad jaunimui būtų ir labai smagu, ir labai įdomu, ir ateityje labai naudinga galbūt, o tai brangu, kad mokėtų tą daryti. Tai brangu, ko reikia, klasės reikia? Sąlyginai, reikia klasės. Gerai, maždaug kiek pinigų turi būti, maždaug kiek pinigų reikia įrengti klasę ir kiek klasėje gali mokytis būsimų pilotų? Tai sakykime, vienam simuliatoriui su kompiuteriu nauju, tai yra kompiuteris, kuris kainuoja tiek, kiek kainuoja pats kompiuteris, tada akiniai ir pultas. Tai gali kainuoti apie kokius, sakykime, nuo 2,5 iki 3,5 tūkstančių eurų, vienas komplektas. Akiniai ir pultas? Akiniai, pultas ir kompiuteris. Aha. Mes, sakykime, klasėje galim turėti 10 tokių simuliatorių ir galima sėkmingai vienu metu 10 žmonių ir gali juos valdyti, mokytis dar daugiau, nes tu vis tiek su tais akiniais labai, labai daug valandų be perstojo neįsėdėsi, tai prasme, galima tiesiog mokytis teoriją, mokytis tam tikrus dalykus, kažkokius tai įgūdžius lavinti kitus, tarpe, kada tu nevaldai to simuliatoriaus. Nes kariai, drono operatoriai yra kariai ir tokie turbūt medžiojami ne menkiau negu snaiperiai. Labai medžiojami. Labai medžiojami.
bet lygiai taip pat jie gal ir neidami, nežinau, ten į nulį, jau visišką nulį ar eina, iš kur valdomas yra dronas. Vis tiek jie yra ganėtinai arti fronto ir yra pasiekiami artilerijos, yra medžiojami, tai jie turi išmanyti ir kario duoną, ta prasme, ir karinius manevrus, ir apkasų karą, ir dar visokiausius dalykus, saugos visokias priemonės. Ne? Ir tai irgi yra mokoma tose mokyklose. Ne. Į tas mokyklas atvažiuoja jau kariai, kurie turi tą pasirengimą. Supratau, o pas mus būtų turbūt gerai. Galima integruoti būtų tiesiog. Ir tokią discipliną. Į KASPA bazinius kursus, į 9 mėnesių tarnybą, manau, būtų galima puikiai integruoti kartu, lygiagrečiai mokytis ir kario kaip pradžio kaip pėstininko įgūdžių ir lygiagrečiai mokytis šitų įgūdžių. Po kurio laiko ten yra diversifikuojama, kažkas ten nueina į kulkosvaidininkus, kažkas tiklių šaulius, kažkas dar kažkur. Tai galėtų atsirasti tokia disciplina kaip dronų operatorius. Ir per tos 9 mėnesius tikrai būtų galima tokio operatorių, manau, puikiai paruošti. Ar dronai yra game changeris kare, iš esmės? Nes kartais, kai klausai vieną pusę, tai atrodo, tai ką, tai milijardas dronų ir viskas, mes visus ten galim tai tiesiog dronų lietus ir viskas baigsis. Ar dronai, ar paprasti kariai ir visa kita tokia įprasta ginkluotė, nežinau, yra stipriau, turi prasme. Ar mes po truputį žengiam į tą naują ateitį, kai tik tai dronai, nuotolis dronai, robotai ir visa kita gebės atlikti kovinius veiksmus? Aš tai manau, kad turi prasme ir šarvuota technika, ir tos pačios haubicos, artilerijos sistemos. Manau, kad tai turi prasme, tačiau lygiai taip pat manau, kad turint tos pajėgumus, kurios įprastai turi savo kariuomenės, tai yra kiek ten artilerijos sistemų būna priskirta tam tikrom brigadom ar ten kažkokiems daliniams, tai manau, kad tiesiog yra neįmanoma uždengti to ugnies poreikio ir dronai turi prasme ir tai yra manau, game changeris ir gali pakeisti tą mūšio eigą stipriai. Faktas, kad be visų kitų priemonių, kurios turėti kartu, tik tais dronai, manau, kad to karo nepakeistų ir neužtektų turbūt tik tais dronų. Plus lygiai taip pat kaip ir priešas, lygiai taip pat ir mes, yra nuolat vykdoma elektroninė kova, nuolat ieškoma vaistų, kaip apsisaugoti dronų. Ir nebėra taip paprasta, kaip ten kai tik atsirado, kai tik pradėjome naudoti. Niekas nesitikė, laiko ir tai technika. Niekas tenais neturi kažkokių elektroninių slapinimo priemonių. Pasikalbam dabar truputėlį apie tą kitą pusę, nes, reiškia, priešas tikrai turi, lygiai taip pat, ir yra ganėtinai stiprus dronų fronte. Kokios yra antidroninės priemonės? Kas gali padėti apsisaugoti nuo dronų? Elektroninės kovos priemonės, jeigu tai bendraja prasme kalbant. Kas tai yra, jeigu kad žmonės galėtų įsivaizduoti? Stovi kažkokia didelė mašina, kuris skleidžia, nežinau, dažnius. Nedidelė mašina, priklausomai, aišku, ką mes norim daryti, kiek norim apriepti. Taip iš principo yra taip vadinamos antidroninės patrankos, kurias gamina lietuviai labai sėkmingai ant T-Service. Šautuvas toksai, ne? Ant G36 bazės padaryta tokia, kaip sakyti, ant ginklo bazės padarytas kaip elektroninės kovos ginklas, kuris tiesiog transliuoja labai didelį srautą, stipresnį bangų. Tai yra, tikslas yra, kad trukdytų radio ryšį, kuris yra tarp piloto ir tarp drono. Ir kad tas ryšys būtų stipresnis, tokiu būdu nutraukiant ryšį tarp piloto, kuris pilotuoja droną, ir tarp drono. Ir kas tada atsitinka su dronu? Dronas praranda valdymą ir įprastai jis krenta. Tiesiog krenta, kur stovi. O jeigu jis krenta, FPV dronas, jeigu krenta, tai kas, sprogimas bus? FPV dronas, jeigu krenta, bus sprogimas. Tie visi vadinami paprasti dronai žvalgybiniai mavikai, jie tiesiog kabo toj vietoj tol, kol įsikrauna ir nusileidžia žemyn. O šitie dronai praranda ryšį, jisai ten kažkiek dar bando skristi kažkokiu maršrutu, bet jie krenta tiesiog. Krenta ir sprogsta. Tai irgi reikia nežioplai savo virš galvos nenusišaut, kad jisai nenukristų. Lygiai taip pat ir pėstininkai pradeda nešiotis, turi ten apkasuose
Vadavietėse turi tokius, nežinau kaip pavadinti, radio blokatorius, apsisaugojimui tiesiog, kuris ten tam tikrų spindulių keliasdešimt ar tai net kelišimtus metrų aplink tą vietą sukuria tokia neryšio zoną, kur dronas įskridęs į tą lauką tiesiog nebetenka ryšio ir operatorius nebegali pataikyti niekur. O dronas negali būti iš anksto suprogramuotas į tam tikrą vietą skristi, jeigu netektų ryšio su operatoriumi? Tai dabar link ko yra einama, kad atsirastų automatinis tas taikinių, kaip čia pasakyti, užfiksavimas, kad tai būtų kaip su dževelinu, kad užtenka man pamatyti taikinį, aš užfiksavau jį, išskrido sviedinys ir pamiršau. Tai taip pat tikslas dabar yra, kad išskridau su FPV dronu, ten, nežinau, kilometro 500 metrų atstumu užfiksavau, kur yra tas taikinys, kurį man reikia pataikyti, aš tą taikinį užlokinau ir viskas, galiu nebesekti. Tai tas yra dabar daroma, tas karas keičiasi labai greitai ir tos sistemos, aišku, nėra pigios ir nėra taip paprasta viską padaryti, bet tie dalykai yra testuojami ir tie dalykai yra daromi dabar. Gerai, bet tai mes kalbam apie dažnius. Taip. Nežinau, dažniam reikia energijos, dažniai, nežinau, gali sugesti, dar kas nors. Kokios nors fizinės priemonės. Aš kažkada tai, mėgstu fantastiką, mėgstu mąstyti, žiūrėti, galvoti kažkaip logiškai ir kažkada, nežinau, šaunantis tinklas koks nors, arba tinklas, kuris saugotų sektorių. Pavyzdžiui, jeigu vietoj povamzdinės granatos, kokį nors iššaunantį tinklą, nes labai dažnai, kaip atėjo į galvą, labai daug filmukų, kur FPV dronas skrenda, filmuoja ir matosi žmonės, jį pamato, kad jis atskrenda. Tas išgastis, tos akys didelis, visą kitą, ten būna bando šaudyti dar kažkas tai. O jeigu vietoj to, kad šaudytų kulkom, kas yra sudėtinga pataikyti po streso, aišku, reiškia, nežinau, iššautų koks nors metalinis, reiškia, iš povamzdžio metalinis tinklas, į kurį dronas. Dabar jau yra tie dalykai ir parodose pristatinėjami. Bet taip netgi. Ir netgi naudoja rankinę granatą su tinklu. Ta prasme, į orą pametėjai. Jo, meti rankinę granatą, kuri yra su ten paprastų žvejybinių tinklų. Bet jis gali ir nepataikyti. Ne, bet kaip padaryti, kad jisai kaip skleidžiasi tas tinklas? Tu įmeti ir jisai pradeda skleistis. Bet granata va taip pavartosi, jis gali į tave įsiskleisti. Ne, esmė, kad tikėtina, kad jeigu tu sugebėsi pataikyti tiksliai ir ten dar pakankamų atstumu, tai tas tinklas susipins ant drono propelerių ir tas dronas tiesiog kris ir detonuos tą droną, kuris susprogs galbūt ore arba galbūt ant žemės. Bet dabar yra parodose pristatinėjimai normalūs, pavamzdinė granata su tinklu, kurią iššauna, skleidžiasi tinklas ir, kaip sakyt, apkabina tą droną ir... Kokio dydžio tie tinklai yra? Negaliu pasakyti tiksliai. Nes labai įdomu, galų gale su paprasta granata šaunant, jeigu jinai ir veikia kaip granata, ne? Tai 4 sekundės. Tai kaip reikia mesti granatą, kai 4 sekundės ore kabotų? Labai stipriai ir labai aukštai reikia išmesti, nes pagrindė, jeigu tu taip meti, ten sekundė, 2 ir jis krenta į žemę. Bet mes matom ir tų pavyzdžių ir čia vakar dar žiūrėjau tokį juokingą, žodžiu, vaizdas iš mūšio ir ten juokinga tokia vieta buvo, kad ukrainietis vienas labai tiksliai pataikė, būtent žvalgybinis dronas koregavo jų judėjimą blindažais, pasakė, kur yra priešas. Rusų žvalgybinis dronas? Ukrainiečių. Ir nurodė, kur yra taikinys, kur yra priešas ir kur reikėtų pataikyti granatą. Ir jis tą granatą pataikė, ten 20 gerų metrų. Ir jis paskui, kai pataikė, juokėsi, jis su GoPro, turbūt su bodycamu pavadinkim, jis juokėsi kaip gerai, kad prieš tai žaidžiau krepšinį iki karo, tai gebu pataikyti. Tai noriu pasakyti tai, kad tą pačią granatą numesti 20 metrų, ta prasme, tai yra realus, normalus skaičius. Tai jeigu tu pamatai droną ir sugebėtum jį ten likus 20-30 metrų užkabinti su to tinklu ir numesti ant žemės, tai yra turbūt saugiau, negu jis pataikęs tiesiai į tave. Faktas, kad tu gausi skeveldrų, faktas, kad tau gali nepasisekti, bet šansai tavo didėja. Kažkada esu susidūręs su tuo, kad kai vyksta, pavyzdžiui, šuoliai parašutu į vandenį, irgi yra tam tikras metrų skaičius, kada tu turi paleisti parašiutą, kad jis neužklotų tavęs vandenį, kad nepaskandintų, ne? Ten ir aš dabar bijau sumeluoti, ten 15 metrų, nežinau, 10 metrų, 5 metrai, kažkoks toks yra atstumas. Bet
virš vandens būnant, labai sudėtinga pasakyti, kiek tu esi metrų. Nu, nežinau, kiek reikia šuolių atlikti, kad tavo raumenų atmintis būtų suvokti, kur tu esi. Lygiai taip pat pasakyti, vat, kiek metrų jis tau virš galvos dabar kabo. Ir, pavyzdžiui, FPV greit atskrenda. Nu, kaip išmest, kad, reiškia, pagauti 20 metrų nuo tavęs. Čia toks biški vis tiek laimės dalykas gaunasi. Laimė, bet... Nes baimės akės didelės ir jeigu tu matai, kad atskrenda, tau jau iš karto turbūt norisi mest, o jis dar greičiausiai yra toli nuo tavęs, tikrai ne 20 metrų, nes 20 metrų tai kiek jam? Iš sekundės nėra turbūt. Gerai, bet pažiūrėjau, tada nėra sekundės, bet tas... Nes daugiau negu 20 metrų tu granatos neišmesi. Aš taip logiškai mąstau, ne? Bet mažiau, tai nėra tų 4 sekundžių, po kurių tik tai granata sprogs, jeigu tai yra rankinė granata. Bet tu tiesiog užkabinsi su tinklu droną, kuris kris pradės žemyn. Nu, ta prasme, įsivels propelerį į tinklą ir dronas pradės kristi. Nu, įdomu, norėčiau gyvai pamatyti, kaip atrodo, kokio dydžio tie tinklai įsiskleidžia. Iš ko jie padaryti tada, jeigu telpa į paprastus tokius mažus ir sugeba stabdyti. Nu. Aišku, aš manau, kad kai tai tampa tavo duona, tai tie įgūdžiai susiformuoja. Ta prasme, tu pradedi suvokti, kaip ir parašiutininkas pradeda suvokti, kiek ten tų metrų yra iki žemės, po ten tam tikro šuolių skaičiaus. Taip pat, manau, ir karys, jisai, kai tampa tavo duona, tu pradedi suvokti tos atstumus, pradedi vertinti, galų gale patys mato savo dronus, skraido jais ir tas granatas mėto. Manau, kad, nu, čia toks, kaip sakyti, sėkmės dalykas, bet nu, jau kai kas praktikoje naudoja ir, kaip sakau, parodose pristatinėja jau normaliai iš pavamzdinio granatsvaidžio tos tinklus, tai manau, kad greit pamatysim ir tų video, kaip tai vyksta realiai. Ir kuo dronų bus daugiau naudojama ir tau reikės einant į užduotį pasirinkti, ar reiškia pavamzdinę granatą įsidėti, ar tokį tinklą, tai jau gerai pamastysi, kad gal tinklas. Gal tinklą. Aš turbūt tinklą reikia rinkčiausi. Šiek tiek prie mūsų reikalų sugrįžkim. Tokie dronai, ne? Tai taip atrodys dronai, vadinasi jie. FPV ir būtent šitas modelis vadinasi Toro. Kodėl Toro? Jis, sakykime, yra ispaniškas dronas. Tai Toro ispaniškai yra bulius. Nes šitie ansivai, man maikutės turiu Toro tokį ženkliuką, kuris yra toks su ragais. Aha. Tai dėl to jis taip vadinasi, nes iš ten kilęs, iš Ispanijos. O iš Ispanijos ką tai reiškia? Yra tam tikros dalis ispaniškos? Ispanai pradėjo gal pirmieji jos rinkti tos dronus. Ir mes būtent irgi dabar pirkom, kaip sakyti, tos komponentus ir tas dalis, iš kurių susideda tas Toro dronas. Tai pagrindas yra iš Ispanijos. Kas jį sudaro? Nes jis, aišku, žmonės įpratę matyti tos komercinius paprastus gražius, tokius fiuzeliažais aprengtus ten. Kas sudaro šį droną? Nuimsiu, gal sudaro, aišku, valdymo mechanizmus dronos, varikliai, baterija, kurią mes maži, bet stiprus, mes jas pradėjom, kaip sakyti, daryti ir tiekti Ukrainą kartu su šitais dronais. Tai tas dronas paprastas surinktas atrodo taip ir jis dar būna be šitų antenų. Tai čia, sakykime, čia yra drono smegenis tame tarpe. Mikroschema, taip. Čia yra drono kojos, varikliai, drono sparnai ir mėlyna yra valdymo antena, valdymo ryšio antena, geltona yra video perdavimo antena. Tai ką dar daro Ukrainai, kamera dar nepaminėjau, yra prieki. Ką padaro šitiems dronams Ukrainai, tai juos pasijungia prie kompiuterių, koreguoja ryšius, pasidaro viską taip, kaip reikia pasidaryti, susikalibruoja, ten tiesiog be didelių detalių, bet iš principo jo pasiruošia droną darbui. Tada prie to drono dedasi tokia baterija, kad jis galėtų skristi pakankamai ilgai. Čia toks yra balansas, kad tas dronas gali su šita baterija skristi apie 15 km ir nešti 1,5 kg krovinį ant savęs. Tai toks yra aukso viduriukas, kad jis ir gali pakankamai toli skristi ir gali pakankamai normalų svorį nešti. O 1,5 kilogramo tai dažniausiai kas būna? O tokia granatsvaidžio granata? Granatsvaidžio granata, RPG-7 granata, netgi su kumuliatyvinė galva būna neša. Aš esu girdėjęs toks iš šalį nukrypimas, kad kartais net FPV dronai tandemais veikia. Kad vienas paskui kitą atakuoja tenai.
Ypač kai tankai turi ten tas visas dinaminės apsaugos sistemas, kad vienas rėžiasi, tada suveikia, tada kitas. Vienas aktyvuoja aktyvų šarvą, tada sekantis kalą ir pataiko. Tai taip, kuo daugiau tų dronų yra, tai tuo didesnės galimybės atsiveria ir tuo dažniau galima tą daryti. Dabar tokia situacija yra Ukrainoje, kad čia, kaip sakyti, šaltiniai yra atviri, kiek ten tos tiesos iš tikrųjų, bet neva tai ukrainiečiai šiai dienai pasigamina apie 60 000 dronų per mėnesį, kas ir taip atrodo be proto didelis skaičius, bet jų reikia 10 kartų daugiau. Rusų pusėje sako, kad jų pasigamina kartais daugiau, 5, 6, 7 kartus daugiau. Aišku, jie važiuoja bėgiais iš Kinijos, dėl to, manau, ten Sibirė tos bėgius ir sprogdina, tam, kad tos tikimus nutraukinėti. Tai tų dronų trūksta. Jie yra tiesiog nežmoniškai, manau, efektyvūs ir ne tik, kad naikinantis priešo gyvą jėgą ar priešo techniką, bet aš netgi taip sakyčiau labai drąsiai, kad saugantis gyvybės mūsų pusiai. Nes jeigu tu gali pėstininkų manevrą remti kelių dronų, netgi FPV kelių dronų ugnimi, turi tokią prabangą, gali tos dronus daužyti, tai 500 eurų yra nieko palyginus su žmogaus gyvybė arba kiek kainuoja paruošti karę, jeigu taip paprastai žiūrint. Aš esu matęs ir pats turbūt esi matęs video vaizdelių iš karo, kai mažesnis kiekis karių su FPV dronais nugalėjo didesnį kiekį. Taip. Ir kartais didesnį kiekį karių. Aš galėsiu paskui pasidalinti, 72 brigada prie Ulhedaro sustabdė ženkliai didesnės priešo pajėgas, sudaužė priešo koloną, technikos vienetų numušė nemažai būtent su FPV Toro dronais. Tai yra toks malonus video, kaip naudojant šitus Toro FPV dronus buvo sustabdytas priešo puolimas ir labai labai efektyviai. Tai dėl to, kad jūs esat iš Lietuvos, dėl to, kad jūs darot gerus darbus, dėl to kažkaip ir nekilo minčių, su kuo norėtųsi turėti reikalų surinkus tą lėšas ir padovanoti tas dovanas. Tai ačiū labai už jūsų darbus ir ar galima bus, jei iš jūsų lūpų nori išgirsti, ar galima bus šiek tiek sužinoti apie tos mūsų nupirktus dronus ir jų klajones toliau? Tikrai taip, tai pradėsiu nuo to, kad labai dėkingas esu ir tau, Svarai, ir Contribui sekėjams, visiems, kurie prisidėjo. Labai labai jums didelis ačiū, mes be jūsų, be paprastų žmonių pagalbos tiesiog negalėtume daryti tai, ką darom. Esam labai jums dėkingi, o apie tos dronus būtent, kuriuos padėjo žmonės įsigyti, tai, kaip sakyt, mes labai, manau, vertybiškai teisingai darom, nes tuos 6 dronus mes dabar gavom sekančią partiją dronų, kur 6 dronus galėjau išimti ir atsivežti čia, tiesiog parodyti žmonėm. Bet mes to nepadarėm, nes šiandien ryte išvažiavo į Ukrainą Hebra, kurie tos dronus išvežė. Tai mes manom, kad svarbiau yra, kad jie būtų tenais. Taip, ne parodoj, o ten, jeigu jie būtų sakę, kad mes tik vakare važiuosim, tai aš būčiau aš atvežęs, bet jie išvažiavo ryte, tai mes jų nevežėm. Teisingai, viskas atsiųsim foto iš tenais, kaip tai atrodo Ukrainoje. Ir tikrai pasidalinsim vaizdeliais, darbo rezultatais, kaip tie dronai dirba. Nebūtinai tai bus jūsų būtent tas dronas, mes ten neatseksim. Ne, bus būtent mūsų. Mes visada galvosim, kad tie, kurie pataikė, yra būtent mūsų dronai. Aišku, psichologiškai galim visada daryti taip, kad būtent. Taip ir bus, per daug buvo. Kaip su Bairaktaru, visada galvojam, kad mūsų Bairaktaras daužo. Taip, mūsų Bairaktaras po šiai dienai skraido. Tai faktas, kad pasidalinsim tą video medžiagą ir tikrai tas, dar ką noriu paminėti, kad tas sėkmės koeficientas šiaip tikrai yra nemažas. Geras pilotas, patyręs, kuris tikrai nemažai savo prakaitų ir laiko yra įdėjęs į tą drono valdymą, tai 80% yra tas sėkmės koeficientas, kuris, manau, be proto yra didelis. Tai reiškia, 4 iš 5 dronų pataiko į taikinį ten, kur mes norėjom. Ir padaro didelį darbą. Padaro didelį darbą, didelę žalą. Taip. Ir labai tikimės, kad ir mūsų mažas indėlis, kuris, aišku, didžioji dauguma žmonių, kurie yra mūsų Contribui, tai kurie Contribui yra, tai visi, bet tie, kurie atsiliepia, atsišaukia, kurie prisideda prie visų akcijų, prie kurių ranką tenka pridėti, yra geri žmonės, patriotiški žmonės, pilietiški žmonės, saugantis ne tik ukrainiečių, reiškia, kovą,
bet taip pat besirūpinantis ir Lietuvos ateitimi, tai čia toks jau mūsų tas bendruomenės ratas yra. Akcijos nesibaigė, šitą mėnesinę akciją baigėsi, turim 6 dronus, negaliu po šiai minutį niekaip atsidžiaugti to, bet jūs ir toliau darbuositės ir tam, kad surinkti pinigų, jūs ir toliau vykdot visokias akcijėlės. Apie vieną kalėdinis periodas, apie vieną jų, Martynas kaip tik ir papasakos. Dovanų. Mūsų kalėdinė akcija vadinasi Pergalė žaisliukas. www.maži-bet-stiprus.lt galima įsigyti tokią mini Toro drono kopiją. Kas yra fainai, tai čia tau dovanų, pasikabinsi ant savo kalėdinės eglutės. Ten kieme, kaip tik yra. Kas yra fainai, kad mes spausdinam tos dronus tais pačiais printeriais ir tom pačiom medžiagom, kuriais ir spausdinam detalės, kaip sakyt, komponentus, kurios komplektuoja Toro dronus tikrus. Tai vienok toks tikras prisilietimas prie tikro Toro drono, kurį padedat mums įsigyti, pirkdami šitą kalėdinį žaisliuką. MBS, maži, bet stiprus. Supratau, geras. Tai labai raginu žmonės įsigyti tokį simbolinį žaisliuką, prisidėti prie pergalės ir įprasminti savo kalėdas. Dar esu skoloje dovanų nuo praeitos mūsų akcijos dronų giesmės. Skolos tai jokios nėra. Čia toks yra detonuotas, deaktyvuotas šovinys, kurio niekaip nebegalima perdaryti, kad jis toliau būtų panaudotas. Skambiai tai pavadinam, lai skamba dronų giesmės prie Lietuvą iki Ukrainos. Toks simbolinis šovinys, dovanų tau, taip pat už tavo indėlį į mūsų akcijas. Ačiū. Ir kas yra apie šitą šovinį, tai čia prie Kijevo, prie Bučios vyko intensyvūs mūšiai ir viena iš priešo kolonų buvo stipriai sudaužyta ukrainiečių. Tuomet, kada buvo, kaip sakyt, valomos pasiekmes, buvo labai daug pažerta ir priešo šovinių. Vienas mūsų komandos narys to šovinius rūšiavo, tai yra tinkamus naudoti nuo netinkamų. Tai tie, kurie buvo netinkami, buvo atidėti šoną ir dabar iš jų padarėm suvenyrą. Tai tokia simbolinė labai. O koks šis šovinys yra? Čia yra Kalašnikovo šovinys, manau. Tiesiog. Nu, ačiū labai. Nesijaučiu aš vertas, manau, kad mes čia mūsų bendras, Bendras indėlis visų mūsų kartu. Kurį pasaugosiu, bet jeigu kas išreiškit norą, reiškia padaryti tokį kas mėnesį pasaugojimų vis kitur, tai galim lygiai taip pat padaryti. Ačiū Martynai labai už tai, kad radai laiko, papasakai, už tai, kad atvežiai, parodai, kągi mes čia realiai, vizualiai pridirbom per tą lapkričio mėnesį. Džiaugiamės galėdami padėti, pažadam, kad mūsų parama tiek Ukrainos frontui, tiek jum nesibaigs turbūt vien tik tai šitą mažą akciją. Tikrai galvojam, mastom, laikom ryšį, kaip mes galėtume su savo bendruomenė jūsų darbą padaryti prasmingesnį ir priartinti mūsų bendrą pergalę. Ir dirbam toliau. Super. Ačiū. Ačiū žiūrovams. Ačiū tau, Gabrieliau. Ačiū labai visiems jum ir iki sekančių video.